Tai jūs įsivaizduokit, 42 metų mamai, kuri gyveno su jaunesniu vyru, kuri turėjo keletą persileidimų, dabar reikia pačiai savai tikint, kad jinai gali išnešioti vaiką, pasakysiu atvirai, nebuvau labai pasiryžus. Mindaugas labai inicijavo šitą. Pabandom dar kartą, aš sakau, aš nenoriu nieko, ne apie tai galvoti nieko. 5 minutės. Žinot, baisu buvo persileidimas, bet dar baisiau buvo tas, kad iš visos visuomenės eina didžiulė banga kalbų apie tai, kokie pavojai. Ta krūtinė skauda, jinai tokia, Mindaugas kiša man Kamilą prie krūtinės. Turim jums staigmeną, parodysim, ką mes su Mindaugu užauginam. Prašau. Sveiki! Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Šiandien svečias yra mano vyras. Tu mano svečias. Aha. Gerai, jeigu taip nori. Gerai, šiandien su Mindaugu pradėjom aiškinti santykius. Pasirodo, pradėjo vaikščioti pas naują kirpėją moterį. Rimtai? Bet aš ne šiaip savo pas moterį, o dėl to, kad jinai eina pas vyrą trenerį, tai aš arba eisiu irgi pas moterį sporto trenerę. Jau pradėjau kirptis griežtai tik pas moteris. Prašau. Tai bus, kaip sakyt, daugiau. Nes žinot, kaip yra, mūsų santykiai yra pem. Tu pati sakai per podcastą, pem. Einam pas vyrą trenerį. Žinot. Ne, iš tikrųjų tai ne jau, aš pas moterį jau pas vyrą, bet aš Rūtai vis užmetu, kad eisiu aš irgi pas vyras, pas moteris. Naujas dalykas, jo, aš pradėjau sportuoti. Su treneriu kol kas. Treneriu. Su treneriu. Bet aš visada su treneriais, su vyrais. Dabar aš esu jautresnis. Aš visada. Tada gal tu man buvai mažiau svarbi. Ar ne? Kaip fain. Iš tikrųjų, Mindaugas juokauja, viskas gerai, bet kartais mes taip pasierzinam viens kitą. Aš visada turėdavau trenerius tik tai vyrus. Anksčiau tu man buvai mažiau svarbi, o dabar tu man, kaip sakyt, ypatingai svarbi, tai aš te turiu saugoti. Taip, jis mane saugoja. Gerai. Tai šiam podcastas bus truputį update'o, kuo mes čia gyvenam. Kaip ir minėjom, tai, kad aš pradėjau sportuoti, jau yra gera pradžia. Šaunuolė. Skauda visus raumenis, viską, nieko nepadarau, ne vieno prisitraukimo, ne vieno atsispaudimo. Esu taip, stengiuosi save nežiūrėti taip, kaip čia pasakyti, tokia nevykusi. Gali pasidžiaugti, kad tu padarai špagatą. Špagatą padarau, bet nieko daugiau nepadarau, vienu žodžiu. Fizinė forma prasta. Mane tėtis augina taip, kad fizinė forma turi būti gera, jinai svarbi. Mes su Mindaugu kokį kursą pradėjom. Va. Vienu žodžiu, valomės nuo helmitų, arba kitaip tariant, parazitų. That's the truth. Ir aš esu jau 12 dienoj, Rūta yra kokie 20, tai dar jai liko 10. Labai susirūpinę savo sveikatą. Tai pasikeitėm keptuvės, tada įsidėjom vandens filtrus. Tada aš darausi kraujo tyrimus, pas mane ten pastovus vario ir geležies trūkumas. Tai tada pradėjau užsisakinėti skirtingus papildus. Tada geriu papildus, darausi kraujo tyrimus. Žinot, kaip viskas veikia, pertrauksiu. Priklauso nuo to, kokį podcastą pažiūrėjo, kokią mokslininką, ar tada ateina daug informacijos. Taip. Ir tada, vienu žodžiu, prasideda pokyčiai, tai dabar prasidėjo su šitais, Ir viena gydytoja, su kuria aš draugauju, susirašinėjau, man sako, Rūta, gal tau neįsisavina gerai vitaminų dėl to, kad ten pas visus organizmai yra parazitų, ten dar kažkokių. Ir jinai sako, tau reikėtų sugerti kursą. Ir tiesiog profilaktiškai, augalinių pagrindų, ir jisai užims 30 dienų. Tai aš pradėjau gerti ir man prasidėjo toks smegenų rūkas, mane vieną dieną pradėjo pykinti. Ir man tokas, kas čia yra, aš jam papasakau apie valymąsi organizmo. Sakau, reikia visiems, nes mes niekad nedarė šitą. Ir dabar pradėjom daryti. Aš tai pradėjau radinėti, kad man tai nieko nebus. Aš tai esu švarus kaip krištolas ir sakau, aš tau įrodysiu. Ir sakau, duok man irgi tą butelėlį. Ir aš pradėjau. Ir man nosis visą dabar užsikimš. Jeigu man tik tai būna koks nors išsivalymas ar kažkas, kokia maža liga, man viskas ant nosies krenta, tai
tas prasidėjo iš tikro ir aš turiu kažką. Tai va, tai mes nežinom, ar čia trendas, ar ką. Aš šiuo metu bendrauju su keletu gydytojų, kurie man faini, kuriais aš pasitikiu ir aš tiesiog noriu pabandyti kažką. Tai jeigu šitas pasiteisins, tai aš jums per kitą podcastą papasakosiu, kaip mano kraujo tyrimai pagerėjo. Tai tau pasikeitimas bus, jeigu pagerėjo tyrimai? Jo, jeigu man pagerės tyrimai, atsiras daugiau energijos ir jeigu aš 9 valandą dar turėsiu jėgų su jumis ginčytis vakarais. O kaip tu dabar jauties, nes šiaip tai tau pakankamai prastai buvo, net prasčiau negu man. Ne, nu man žinokit, 9 valandą, aš būna taip dar turiu energijos. Ne, 9 valandą tau jau dieną, sakai, buvo prastai. Jie mane greit nujoja. Gerai, viskas, motinystės tema. Norėčiau vakare turėti daugiau energijos negu turiu, nes dabar vakare būnu pavargus, pikta ir dar jie manęs prašo valgyti, dar vienas kalbenkį išdžiauti ir man tada jau būna viskas. Ne jie, o jos. Gerai, viskas, vėlyva motinystė. Vėlyva motinystė. Tai kada tu susilaukiai Kamilos, kada pastojai? Vienas vaikas ties 30, kitas ties 40. Kem 2, manau. Kem 2. Aš neskaičiuoju mažų tokių. Mažų tokių, po kablelio. Tai gerai. Ir tai aš ties truputį paklausinėsiu, kažkur įsiterpsiu, nes čia, kaip sakyt, vis tiek. Šita tema karšta yra, nes nemažai garsių moterų pasisakė šitą temą ir pradėjo klausti manęs, koks tavo požiūris, ar tau buvo sunku. Ir aš supratau, kad turiu su jumis ką pasidalinti. Ir nesenai turėjau interviu vienam žurnalui ir irgi apie tai kalbėjom. Tai šiandien aš pasidalinsiu apie tą vėlyvą motinystę, kokie pliusai, kokie minusai, kokia viešumo kaina, kaip pasidalinė ir kas iš tikrųjų faina. Kas sakė. Pavyzdžiui, klausimas. Kam iš vis tau dar antro vaiko? Aš žinokit, tikrai nesu iš tų moterų, kur nori daug vaikų. Man atrodė, kad vienas vaikas, ta jau patirtį turi. Motinystės patirtis, man jos užtenka ir tada man atrodė, va, čia aš ir sustosiu. Nes man buvo sunku, aš ir nemiegodavau naktį ir su mama. Bet tada atsiradai ir tu. Ir žinot, jeigu susirandi naują vyrą, jaunesnį dar, tai greičiausiai jam reikės vaikų. Bet tai galėjai savo ir pabuvai ir paleidai. Tave paleis. Kad tu nenorėjai. Aš nenorėjau. Mes gerim tą santykį. Aš nenorėjau eiti, bet aš iš tikrųjų net pats, mes darėm podcastą, gal įdėsim čia viršui, kad aš pats nelabai, taip norėjau. Nenorėjau, bet paskui vis tiek, žinot, kaip sakyt, ateina tas laikas ir jo, kodėl mes nenorėjome. Rūta iš tikrųjų labai protinga yra. Jinai apskaičiavo, kad į perspektyvą tas... Čia nėra ką skaičiuoti, čia moteris viso žinot, naujas vyras, naujas vaikas. Naujas vaikas, jo. Labai paprasta taisyklė gyvenime. Tai tau buvo kem 2, kai tu pastai. Jo, iš tikrųjų mes šnekam čia, žinot, taip labai atsainiai. Nebuvo taip atsainu viskas, mes apie tai kalbėjom. Į tą užaugom ir pradėjom abu labai norėti to vaiko. Ir tada mums buvo sunku pastot, man buvo sunku pastot, aš turėjau persileidimus. Jo, ir tas noras dar labiau sustiprėjo. Jo. Ir man moteris sako, tai kas ten, ar kaip jūs pastojat, ar dirbtinas apvaisinimas, ar... Ėjom link to, aš jau buvau sukaupęs pinigų. Nes aš turiu įprotį atsidėti kažkokiam didesniam dalykam, kad nebūtų staigmenos. Tai žiūrėkit, kaip jūs prastums temą. Aš kaupiau jau į atsidariau atskirą sąskaitą ir kaupiau kaip sakyti, dirbtiniam. Paskui, man atrodo, kai pavyko, tai aš tos pinigus panaudojau kažkam tau. Kažkokia dovana galvoju, neatsimenu. Buvo nesmagu, mes eidavom pas tos gydytojus ir svarstėm, kada mums daryti dirbtinę apvaisinimą. Ten, žinot, laikas ten skaičiuojasi, paskui jie pastovi ten mažėja, tai ten, kadangi mes metus laiko bandėm susilaukti vaiko, bet taip, iš tikrųjų bandėm, kai ateina tos dienos, visos moteris, kurios bando, jie žino, kas yra bandymas, yra pakankamai toks neromantiškas procesas, pasakykim. Tai mes jau tos metus galvojam, mes čia praradinėjom laiką, nes mano kiaušidės sensta ir tada... Čia gydytojai prikalbėjo, gali pasidalinti. Jo.
Tikrai buvo gydytoja, viena buvo žiauriai nefaina gydytoja, kur sako, tai ką tu čia sugalvoji ties 42, kai jau kiaušidės senos, ką tu čia darysi ir taip toliau, tai ko tu iš savęs nori, taip. Tai va, privačiose klinikose brangesni gydytojai taip nesakė, tada siūlo dirbtiną apvaisinimą, bet irgi, sako, įsivertinkit, ką jūs darysit, ar ten iš vieno karto gali nepavykti, tai ten tų pinigų mes paskaičiavom, reikėtų tikrai daug. Kuo tu vyresnė, tuo mažiau šansų pastot. Vienu žodžiu ten, bet aš, pasakysiu atvirai, nebuvau labai pasiryžus. Mindaugas labai inicijavo šitą. Aš buvau pasiryžęs, tai aš jau, kaip ir sakiau, aš jau tą buvau pradėjęs ir savo procesą finansinį, tai aš tai būčiau sakęs už. Ir aš turbūt būčiau pasidavus, bet aš pati tokios kaip iniciatyvos didelės neturėjau. Aš galvoju, nėra ir nereikia, o man buvo va ta tema nusibodė. Jo, tas biškiai atsibodė. O tai gerai. Tai žinot, mes praėjom visą tą kelią, aš tokia, mes norim turėti vaikelį ir šiandien yra gera diena jį pradėti. Iki tokio levelio, kad Mindaugas man sako, pabandom dar kartą. Aš sakau, aš nenoriu nieko, ne apie tai galvoti nieko. 5 minutės. Tai būdavo. Ir aš paskui sakydavau, ir vis tiek, ir vienas iš tokių kartų, man atrodo, pasiteisino. Ne? Visiškai toks neromantiškas ir toksai grinai techninis, moteris irgi žino. Tai va, tai Mindaugo, mūsų Kamilytė atkeliavo Mindaugo užsispyrimo dėka. Gerai, o tai pavyzdžiui, apie kalbas, ar tu kažkam sakei, kad tu bandai ar nesakei? Kitų žmonių ten nuomonės sakei? Sakiau, bet mano rate tai visi tokie pakankamai šiuolaikiški. Jie žino, kad kažkaip... Gali ir vėliau. Jo, kažkaip... Aš visada savo vidum jaučiausi tokia žydinti moteris ir pilna energijos ir man tie metai, tikrai buvo tik skaičius visada. Tai kažkur tu ten buvai, kad tavo biologinis... Jo, kad aš kažkaip... Aš esu pasidarius jo keletą ten, ir tyrimų, ir visada, kai mane žiūrėdavo ten kokį ginekologą ar kažkas, sakyt, buvai pas tave labai ten viskas gerai veikia. Tai aš savo galvoj kaip ir neturėjau tokio supratimo, kad aš čia kažkokia vėlyvoji motina labai. Taip. Kas nukirto, aš jums pasakysiu, tie persileidimai. Ne, tie persileidimai. Ir kai man prasidėjo tie persileidimai, tai man irgi aš pradėjau eiti pas gydytojus, sakyt, kodėl čia tie persileidimai, kaip kas, tai sako, jūs turbūt vyresnė ir gali būti, kad tiesiog, jeigu persileidi, tai labai daug šansų, kad kažkas neįvyksta genetiniam tam. Labai nesmagu sakyti. Tai va, ir aš kažkaip jau po ten kažkelių kartų galvoju, kaip čia bus. Ir tada aš pastojau ir visas nėštumas buvo didelis stresas ir tikrai, žinot, baisu buvo persileidimas, bet dar baisiau buvo tas, kad tu esi vyresnė mama, iš visos visuomenės eina didžiulė banga kalbų apie tai, kokie pavojai. Turėjau tokią vieną draugę. Jinai man skambina. Jinai žinojo, kad aš laukiuosi, aš jau buvau gal 5-6 mėnesį. Atsimeni, kai aš buvau supykus tada. Ir jinai man paskambino ir sako, tu matei ten mūsų ten kažkokių draugų pažįstamų, labai panašaus amžiaus moteris laukėsi. Sakau, jo, ką žinau. Jinai sako, jinai turėtų papšė būt durna, žinot, tokiam amžiai gimdyti, taigi ten galima pagimdyti su sindromu, su tuo. Ir aš kažkaip jai sakau, tu... Ar tu atsimeni, kad tu su manim kalbė, sakau, aš irgi laukiuosi, tai čia ne apie tave ir taip toliau, bet man kažkaip buvo labai neskanu ir ką aš pradėdavau daryti, visus žmonės, kurie man transliuodavo kažkokį tai tokį signalą, aš nuo jų atsiribojau. O tai gerai, kai pasiskelbėm, ar buvo? Va, šitas buvo nesmagus dalykas, dabar viešumo kaina. Dabar, kai jau buvo 5 mėnesiai, ar ten 4... Po tos ribos, jo. Po tos ribos. 10 savaičių. Jo, ne, 10 savaičių praėjom, pasidarėm NIP testą. Įsiaiškint, ar tikrai viskas gerai. Tas 10, kur gali persileidimas, paskui jau kaip ir nukrinta ta rizika. Tai po tos 10 jau galėjom sakyti. Jau galėjom sakyti. Kai jau negali pilvą paslėpti. Ir tada prasidėjo nauja banga. Dabar, jeigu tu turi daug sekėjų, jeigu tu esi matomas žmogus, tai tada prasideda, šičia prasideda nesmagus dalykas, nes žmonės turi nuomonę. Ir ką? Tai
prasidėjo, žinot, sveikinimai, vienos sveikina, kitos ar pagalvojai, trečios ar išprotėjai, o ketvirtas rašo visas blogas patirtis jų draugų. Pradedant nuo mamos ten, kuri vos nemiršta gimdydama, iki vaiko problemų ir taip toliau. Ir va šitas dalykas man atnešė labai daug streso. Ir žinot, kai yra, pavyzdžiui, kad ir dabar apie tos parazitus, kur mes su Mindaugu papasakam. Kol mes tarpusavį darom, tai mes vien su kitu pasikalbam apie tai, kaip jaučiamės ir taip toliau. Jeigu aš tik pasidalinu truputėlį viešai su auditorija, pradeda eiti, o tokie blogi, o tu taip save sužalosi, o tu tą padarysi ten. 30 dienų kursą neužtenka, daryk daug. Įmeta daug abejonių. Jo, tai jūs įsivaizduokit, 42 metų mamai, kuri gyveno su jaunesniu vyru, kuri turėjo keletą persileidimų, dabar reikia pačiai savai tikint, kad jinai gali išnešioti vaiką ir kad jisai bus sveikas. Taip. Tai buvo ką veikti. Aš tai atsimenu, kaip sudėtinga, dar buvogi COVID laikas. Buvo pati COVID pradžia, kai ten pas gydytojus nenaisi, ten uždarimai prasidėjo, tai ten, kad vos ne į lauką, neaišku, ar galėsi išeiti, tai toks buvo įdomus laikas. Ir kiekvieną dieną vis kažkoks, ar nėra pakraujavimo, ar nėra to, ar viskas taip gerai. Gyveni nuo vieno gydytojo, vizito iki kito ir toksai visas tas laikas toks stresinis. Ypač po tų persileidimų atrodo, ar nesikartoja ten. Taip. O dar kartais moteris man sako, o kaip vyras ar palaikė? Tai aš nežinau, kaip gali vyras nepalaikyti. Moteris man viena rašo, sako, iš manęs ten pradėjo juoktis, vyras, giminės, kad man neišeina pastot. Ir man tas atrodo, taip sorry, bet, man čia kažkoks, praėję laikai tokie, žinai, šiais laikais visai viskas, nežinau, taip iš vis neturėtų būti, ne vienai moteriai neturėtų būti sakoma, kad jinai kažko nesugeba. Taip. Ir vyrui ne vienam neturėtų būti sakoma. Vienu žodžiu, atgyvenęs reikalas. Tai tada buvo sunkesnis etapas, aš atsimenu, ir man labai patikdavo, aš viską įsigarsindavau su Mindaugu, pasikalbėdavom mes apie viską, apie visus mano, kur aš kraujuoju, ko aš bijau, kas mane gerai. Ir mes visur važiuodavom visi. Mama mano taip sakė, tu, sako, turi savo kelią ir tu jo eini. Ir tu turi savo tiesą, kurią tu tiki. Ir tu nesisukioji į jokius šonus. Ir man kažkaip, aš save taip pastatydavau ant to kelio, taip žinot, kad aš einu su savo vaikais, su savo... Ir kažkaip visa kita, kas man ateidavo ten iš aplinkos, per žinutes ten ar per kažkur, man buvo toks pašalinis triukšmas ir aš kažkaip rėmiausi į tą pagrindą, kurį aš turėjau, tai mano vyras ir mano šeima. Dabar kitas nemalonus dalykas buvo su Ema tas reikalas. Kaip... Su Ema, buvo tokių niuansų nedidelių, kai pradėjo, žinot, bet irgi toks kvailumas tų žmonių, bukumas, kad pradėjo jai aiškinti, kiek ten buvo, kokie 12 metų, ne? 11-12. Jo. Ir prasidėjo, oi, tai tu čia, mama laukės, oi, tai tu čia būsi auklė, tas bus blogai, prarasta vaikystė, ir tas bus blogai, ir tas, ir ateina, ir tokia, kaip sakyti, tokia suslogė nuotaika, dėl to, kad jai taip prišneka, tokių, realiai, tokių neadekvačių dalykų. Ir tas kažkaip biški pagadino tą laukimo procesą, nes aš turėjau daug laiko praleisti tikinėdama ją, kad bus kitaip. Tai va. Tai tokių buvo. Dabar išnešiot nebuvo sunku. Jau kai viskas buvo gerai, tai tada aš ten ir sportuodavau. Visa šita dalis buvo... Daug mėlynių. Gera mityba. Daug uogų. Kiekvieną dieną į turgų. Toks, kaip sakyt, užlaudint kūną. Daug gryno oro. Dabar ateinam į tą vietą, kai tas vaikas jau gimsta. Gimsta jisai sveikas. Man kad viskas gerai. Man šitas buvo, turbūt kiekvienai mamai, kad tik tai būtų sveika, kad būtų viskas gerai. Tai gimė jinai sveika. Ir vėl prasidėjo nauja kelionė, tas žindymas. Atsimeni tu žindymą, kaip sunku buvo? Pradžiai kelias dienų, o paskui praėjo.
Net gydytoja labai sako, mes taip darysim. Čia nėra, kad kažkas neišeis, nepradės gamintis, išeis. Ir viskas. Ir... Jūs turėjot pamatyti, Mindaugą, aš buvau po Cezario, tai aš negalėjau keltis. Jisai visko rūpinasi pirmom dienom. Taip, man gydytoja parodė, kaip tvarkytis, aš tai, kaip ką, kur ten uždėti, nuimti, nuplauti, aš viską savo hands on. Man buvo įdomu. Viską tvarkėsi ir man, žinot, ta krūtinė skauda, jinai tokia, Mindaugas kiša man Kamilą prie krūtinės, tipo, va dabar, žinai, nors kelis kartus jinai turi patraukti, žinai, būtumėt matę, kaip mano vyras pasijūkė. Techniškai aš viską žiau. Tai va, tai mane ten dar buvo kelis kartus supykinę, ko man dar niekad nėra buvę, kad atsimeni, kad kažkaip ir pirmas, aš bandau žindyti tam Kamilą, mes ligoninėje būdu ir pradėjo mane pykinti, tai ten Mindaugas su tokiu bliūdu. Taip, visko. Tai va, tai mes turėjom tokią sunkią pradžią, kurios aš neturėjau su pirmu vaiku. Nežinau, gal todėl, kad buvau jaunesnė, gal pasimiršo. Ir paskui mes pradėjom visą tą procesą auginimo. Iki šiol. O dar klausimas, pavyzdžiui, tau netrukdo amžiaus skirtumas? Koks amžiaus? Tarp mūsų ar tarp vaikų? Jeigu grįžtant prie vaikų, tai tikrai netrukdo. Tarp mergaičių didelis skirtumas, bet jos labai gražiai sutarė, turi savo tradicijas, ten Kamilai sesė viskas ir sesė labai pasilgsta. Kamilai kartais biškiai atstumė, bet vis tiek viskas labai gerai. Tai va, o mūsų skirtumas šiai dienai man netrukdo. Man atrodo dar geriau, jaunesnis vyras turi daugiau energijos. Nematau aš labai daug energijos. Mindaugas visada pavargsta pirmesnis negu aš, tarp kitko. Ne, jeigu reikia lipti kalną ar kur nors. Yra, true. Bet dabar jau ne, aš prasportavęs, kaip sakyt, gali būti, kad pavargtų. Bet anksčiau tai būdavo. Šiai dienai man tas amžiaus skirtumas, niekaip nebado akių. Jo kažkaip nesijaučia. Ir jisai kažkaip visiškai nepozicionuoja savęs kaip jaunesnio. Kartais pajuokaujam, bet tik tai tiek. Turim jums staigmeną, parodysim, ką mes su Mindaugu užauginam. Prašau. Sveiki! Va, mūsų didžiausias turtas. Kiek tau metų, Kamilytė? 4. O sesiai kiek? Kiek sesiai metų? 15. 16. O kaip jūs sutarėt, pasakykit? Gera sesė ar ne? Gera. Patinka tau jinai, ne? O ką jūs veikėt, kol mes su tėčiu filmavom? Žaidėm. Kokį žaidimą? Sūrį. Sūrį žaidėm? Sūrį. O kaip tu sakytum, mamutė, jūs gerai sutarėt ar ne? Didžiąją dalį laiko. Mes dar kalbėjom per podcastą apie jūsų amžiaus skirtumą. Tai ar sunku turėti tokį didelį amžiaus skirtumą? Kartais, bet šiaip tai maniau bus blogiau. Bet jūs turit savo tradicijas, jos tikrai daug veikia kartu, ar ne? Dabar tokios abi dvi ramės, gal nejaukės prieš kamerą. Gerai, atsisveikinkit, merginos, viso gero. Iki. Iki. Tai va, tai tokios buvo mūsų patirtis. Jeigu turit klausimų apie motinystę, apie tai, kas buvo sunku, ar kažką gali tikrai palikti, mes juos atsakysim ar kitam podcast'e, ar aš pati paskaitysiu jūsų komentarus. O šiaip tai labai smagu, kad turim jūs, kad galim pasidalinti. Buvo smagu. Ate?